Veiksmas. Gerai. Va, kamera. Apie šizofreniją. Liūdnai, linksmai. Tiek čia ir linksmumo iš tikrųjų, kalbant apie ją. Bet supratau vieną paprastą dalyką. Norint gyventi su šizofrenija, pasveikti nuo šizofrenijos, neužtenka vaistų, neužtenka jėgų, valios. Reikia Dievo ir reikia meilės. Meilės visų pirma savo. Priimti save tokį, koks esi. Džiaugtis tom, ką turi. Tai va, priimu save su šitą skrybelę, beretę. Džiaugiuosi galėdamas patirti šitą grožį. Ir, ką, visiems, kurie turi šitą ligą, visiems, kurie eina per šitą gyvenimo etapą arba tiesiog duotybę, linkiu nenuleist rankų. Dalinsiuos savo kelionę, papasakosiu, kaip aš matau pasaulį, kas man yra šizofrenija. Ir kad tai nėra tiesiog kažkoks prasimanimas. Tai nereiškia, kad žmonės visada šypsosi, o už to šypsenos begalinis skausmas. Priimti save tokį, koks esi, neužtenka. Reikia ir mylėti save tokį, koks esi. Pamilt save tokį, koks esi. Tai aš esu šitam procese. Labai įdomu, nes kombinuoju ir vaistus, ir savo gyvenimo būdą, kuris yra tiesiog būti ir nebūti. Va toks. Tarsi poetas, bet ir karys. Tarsi meilės įsikūnijimas. Noriu sakyti, bet ir žaltys. Ne, šito nenoriu sakyti. Tai, va, žiūrinti save taip ir žiūrinti save taip. Tai susipažinsim kitaip. Susipažinsim atvirai, pasakysiu jums daug apie šizofreniją, nes žinai, kada yra iš tikrųjų šizofrenija, kai nebekontroliuoji savo veiksmų. Kai nebevaldai savęs. Tai nėra jauku ir tai nėra malonu. Kai kreiposi veidai, kai gąsdina tave, kad ir dabar, čia sniege, jaučiuos iškreiptų veidų, kartu baisu, bet ir nebaisu, nes pasitikiu Dievu. Jisai apšviečia mane savo nuostabia šviesa, savo meilę, savo džiugesiu. Jis myli mane, o aš jį, tad mes čia. Atrodo, aš gal poetiškai šneku, bet iš tiesų tik dalinuos tai, kas mano širdį. O ten gražu. Gražu ir miela. Gražu visur ten, kur esu, kur ir esi tu. Ir tai suprasi, kai ateis diena. O gal atėjo jau nejučia? Nežinau, tos eilės tiesiog liejasi. O gal ne eilės, o tik žodžių derinys. Tai va aš čia. Aš Paulius. Ir aš toksai, koks aš esu. Myliu save. O tu mane? Aš nežinau. Bet iš tiesų myliu tave. Ir tu žinok, kas be nutiks, aš su tavim. Palaikau tave. O jei tu mane, žinok, mes kažkur kartu. 1-2, einam nelygiu keliu. Tai va, džiaugiuosi, kad sutinku gyvenime žmonių,
kuriuos atsiunčia ne kas kitas, o dievulis. Iš kur aš tai žinau? Nežinai, kas yra iš tiesų Dievas, tai yra meilė. Meilė ne tik fizinė meilė. Meilė, kuri užpildo širdį. Meilė, kuri pakelia, kai suklumpi. Meilė, kuri taria žodį, kai to reikia. Meilė, kuri nepalieka niekada, net kai baisu. Kai taip baisu, kai atrodo, jog mirsi tuoj. Bet ji šalia visada, kai tik tiesi ranką, ji šalia padeda tau atsikelti. Tikėk meilę. Ir meilė tikės tavim. Žinok, tai tik pradžia. Ir turėčiau padaryti taip. Aleliuja.